Sakoma, visi keliai veda į Romą, bet paskutinė kalėdinių eglučių olimpiados apžvalga mus atvedė į Vandžiogalą su šventom. Per 3 metus pirmą kartą apžvalgą darom dienos metu. Tai kai paskutinė, aš tikrai negalvojau, kai jų eglė prie kapų stovi. Dabar, manau, pilnai suprantat, kodėl atvažiavom dieną. Stebuklingai gražu. Kur matyta, kad eglutė prie miestelio bažnytėlas būtų pridėrinta. Tai gal ten gėliukai maži čia miestelė gyventojai. Va čia girdi kunigėlis, vargonininkai, seniūn. Sendadu yra, tai gal krautuvės pardavėjai, nežinau, kas da yra pagal hierarchiją. Žiūri, man iškart galvoj daina. Angelai lūpomis bėgioja. Kitame atidėja. Gėliuks palikite, da pakabinkit Bavariją. Liesi, zvonku į Tarasovą. Va Katažina ir Riaubiškytė. Kasdien po pasirodymą. Šits angeliuks pats Vandžiogalas gyventojai darės. Tuos girdimus Lietuvos miestas pinigus tik švaista. Įgauna šūt su brūknėm. Jeigu jūs tikitės iš manęs kažkokios tai kritikos šitai eglį, jūs neikite pažinėtėlą iš pažinties. Galiu tik palinkėjimą šventėm. Šiemet labai daug laisvų dienų nusimato. Kepins mums tik vienas yra duotas dievulė. Saugokit, su protu girdit. Jeigu Vandžiogalos eglė būtų daina, tai būtų šita. Ant debesies, angelas baltas. Rašykit komentarus, kaip jums Vandžiogalos eglutė. 25 metų eglučių olimpiada baigės. Arrivederci. Lotelių laužimo prie stalo, visas eglutė